Labas vakaras, gerbimi krepšinio aistruoliai, labas vakaras Lietuva. Paskutinį kartą, ką tik Sinano Ardemo sporto rūmose Stambule nuskambėjo Lietuvos himnas ir paskutinį kartą Lietuvos rinktinė kyla į paskutinį ir lemiamą mūšį čia pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje. Lietuva, Serbija ir rungtynės dėl bronzos medalių. Mažasis finalas, kuris netrukus prasidės, abiejų komandų startiniai penketai netrukus pasirodys aikštelėje. Šiandien FIBA paskelbė, kad preliminariais skaičiavimais maždaug beveik milijardas žmonių pasaulyje žiūrėjo krepšinio transliacijas iš Turkijos. Lietuva tame pranešime yra išskirta atskirai dėl to, kad net trejos rungtynės Lietuvoje buvo žiūrimos labiau nei pasaulio futbolo čempionatas. Bet tai yra suprantama dėl to, kad mes esame krepšinio šalis. Žinoma, labai būtų gerai ir norėtųsi, kad ateitų ta diena, jog Lietuvos futbolo rinktinė žaistų pasaulio čempionato mažajame finale. Tačiau kol kas mes apie tai galime tik tai pasvajoti, tuo tarpu krepšinį turime ir šiandien rungtynės dėl trečiosios vietos, kurias Lietuvos komanda pradeda tokios sudėties. Mantas Kalnietis, Renaldas Seibutis, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza ir Robertas Jevtokas, kuris dabar beveik buvo atkovojęs kamuolį, tačiau jis atitenka serbams. Milošas Teodosičius, Aleksandras Rašičius, Marko Kešelis, Nenadas Kirstičius ir Novica Veličkovičius. Tokiu penketu pradeda rungtynės Serbijos rinktinė, komanda, kuri vakar po dramatiškos kovos 1 taško skirtumų pralaimėjo turkams. Ir Aleksandras Rašičius pataiko iš 3 taškų zonos. Tikrai yra galinga šita komanda. Daug kas svarstė, su kuo geriau būtų Lietuvos rinktiniai žaisti, ar su turkais, ar su serbais. Žinoma, turkų laviną labai sunku sustabdyti dėl to, kad jie rungtyniauja namuose, jie rungtyniauja su savo sirgalių palaikymu. O dabar nesupranta vienas kito Linas Kleiza ir Renaldas Seibutis. Klaida ir varžovams atitenka kamuolys. Tačiau Kęstutis Kemzūra sakė, kad nepaisant to, jog varžovai, jog turkai žaidžia namuose, jo manymu geresnė komanda yra Serbija. Vienintelis, toks teorinis Lietuvos rinktinės pranašumas prieš Serbijos rinktinę yra ko gero tas, kad vakar lietuviai turėjo keliomis valandomis ilgiau poilsio. Apskritai emociškai labiau turėjo išsikrauti Serbijos rinktinės krepšininkai, pralaimėję vėlai vakare. Grįžo į viešbutį jie tik 1:30 ir ko gero po tokių rungtynių dar ilgai negalėjo užmigti. O Lietuvos komanda, tarsi bandydama užsimiršti po pralaimėjimo amerikiečiams, stebėjo tas rungtynes ir tą mūšį tarp serbų ir turkų. Robertas Jevtokas rezultatyviausias buvo Lietuvos rinktinėje vakar. Jis pelno pirmosius Lietuvos rinktinės taškus ir šios dienos rungtynėse. Apskritai serbų kelias galbūt netgi pastaruoju metu ir buvo sunkesnis negu Lietuvos komandai šiame pasaulio krepšinio čempionate. Visos paskutinės serbų ketverios rungtynės buvo dramatiškos ir iki pat rungtynių pabaigos. Labai gera dviguba gynyba prieš Nenadą Kirstičių, netaiklus Rašičiaus metimas. Robertas Jevtokas blokuoja Kirstičiaus metimą, kovoja iki galo abiejų komandų krepšininkai ir viskas baigėsi to, jog ginčas yra skelbiamas ir po jo Lietuvos komandai atitenka kamuolys. Tokios kovos šiandien bus dėl to, kad serbai be visų savo gerųjų savybių, kaip visada, yra kovingi ir kaunasi iki galo. Lygiai taip pat kaip ir lietuviai. Taigi šiandien ne vieni, ne kiti nusileisti, žinoma, nenorės, kad ir kokia būtų situacija, kad ir kiek liko jėgų, kad ir kokie taktiniai sumanimai pavyktų, o kurie ne. 3-2 pirmauja Serbijos rinktinė. Ir serbams atrodo vis dėlto serbai lieka Lietuvos rinktinės aikštės pusėje ir bando paspausti Lietuvos komandą. Išsimeta kamuolį Mantas Kalnietis ir Jonas Mačiulis. Renaldo Seibučio metimas iš vidutinio nuotolio, pataiko Renaldas Seibutis ir išveda į priekį Lietuvos rinktinę, kurios gretose pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo aikštelėje Tadas Klimavičius. Įspūdis toks, kad šitas keitimas galbūt ir priverstinis. Apie kažką kalbasi su komandos gydytoju Robertas Jevtokas, o čia Novica Veličkovičius reidas į Lietuvos rinktinės baudos aikštelę. Jonas Mačiulis prieš Kešelį. 3 varžovai prieš Joną Mačiulį ir buvo priverstas jau mesti, nes tuo atveju galima buvo ir pažeisti 3 sekundžių taisyklę. Jonas Mačiulis, jo metimas netaiklus. Nenadas Kirstičius rezultatyviausias ir labiausiai patyręs Serbijos rinktinės krepšininkas, tačiau ši komanda yra jauniausia pasaulio krepšinio čempionate. Ir tai, kad jos amžiaus vidurkis tik tai 23,5 metų,
ir tai, kad jie žaidžia mažajame finale, jau nieko nestebina dėl to, kad šita komanda žaidė didžiajame finale ir praėjusiais metais Lenkijoje vykusiame Europos krepšinio čempionate ir iš esmės tai yra ta pati komanda. Nebuvo tik Duškas Savanovičiaus, Marko Kešelį ir Aleksandro Rasičiaus. Visi kiti krepšininkai yra čia, tada mes irgi žaidėme su jais ir pralaimėjome 10 taškų skirtumų, tačiau tose rungtynėse nieko Lietuvos komanda jau laimėti nebegalėjo. Jos nieko Lietuvos rinktinėje nereiškia, tuo tarpu šiandien ant kortos pastatytas bronzos medalis ir dabar praradę kamuolį po to, kai jau buvo apsigynę, Lietuvos krepšininkai praleidžia ir tritaškį, pataiko jį. Marko Kešelis labai įdomus krepšininkas, labai talentingas ir apie jį ko gero mes dar šiandien turėsime laiko pakalbėti. Lietuvos komandos ataka, Tadas Klimavičius, Linas Kleiza, laisvas prie tritaškio zonos, pataiko Linas Kleiza ir vėl mažina skirtumą iki 1 taško. Vienerios rungtynės šiandien baigėsi Argentina 86-81 po tokios atkaklios ir smagios ir įnirtingos kovos. Nugalėjo Ispanijos rinktinė, taigi Argentinos rinktinė liko 5, Ispanai užėmė 6 vietą. Kešelis pataiko iš 3 taškų zonos ir padaro tai su Jono Mačiulio pražanga. 2 Marko Kešelį tritaškiai, 2,5 m puolėjas, kuris yra ko gero neabejotina ateities žvaigždė bent jau Europoje, jam 22, tačiau Svetioslavas Vesičius, serbų specialistas, pastebėjo jį dar 18 metų, išsivežė į Ispaniją, Žerono Sakasvajų, po to paskolino Kiolno komandai, kurioje buvo taip pat serbų treneris Saša Obradovičius ir galiausiai tas pats Svetioslavas Vesičius pasikvietė jį į Belgrado Crvena Zvezda, kurioje apsišaudęs praėjusiais metais Adrijos lygoje. Šitas vyrukas jau pataikęs 2 tritaškius į Lietuvos rinktinės krepšį šios rungtynėse, dabar pasirašė kontraktą su Pirėjo Olympiakos ekipa. Na, sutapimas ar ne, bet už šios ekipos vairo bus Duško Ivkovičius, dabartinis Serbijos rinktinės treneris. Nepavyksta Lietuvos komandai sumažinti skirtumą. Gražus Milošo Teodosičiaus perdavimas Linui Kleizai. Linas Kleiza iki galo, gaila, jog nepavyksta pataikyti su pražanga, bet 2 baudos metimus mes. Linas Kleiza šiandien reikia Lino bliktelėjimų, kurių trūko vakarykštėse rungtynėse, bet apskritai, ko gero, atgal žvalgytis jau nebėra ko. Kaip sakė Kęstutis Kemzūra, priekaištų vyrams jis neturi ir ko gero neturi priekaištų šitai krepšinio komandai niekas Lietuvoje. Linas Kleiza pataiko pirmąjį baudos metimą, Mantą Kalnietį pakeitė Tomas Delininkaitis. Linas Kleiza mažina skirtumą iki 2 ir įjungia štai tokias šypsenas lietuvaičių veiduose. 4 minutės sužaistos šiame susitikime. Milošas Teodosičius, super klasės krepšininkas. Na, iš tikrųjų, Milošas Teodosičius tarsi visa Serbijos rinktinė. Galima stebėti tą transformaciją. Pamenate, prieš krepšinio čempionatą Lenkijoje Milošas Teodosičius viso labo buvo atsarginis prie Olympiakos žaidėjas, kuri ko gero komanda ruošėsi kam nors perparduoti dėl to, kad jis sėdėdavo ant suolo ir nelabai ką veikdavo prie Olympiakos komandoje. Tačiau Lenkijoje jis tapo žvaigždė, po to tapo Eurolygos naudingiausių krepšininkų, nužygiavo su Pirėjo Olympiakos komanda iki finalo ir pralaimėjo jame tik tai Barcelonai. Ir šiame krepšinio čempionate Milošas Teodosičius vėl vienas iš geriausių, 12 taškų, 6 rezultatyvūs perdavimai ir labai solidus žaidimas svarbiausiais komandai momentais. Išmuša kamuolį Lietuvos rinktinė, tačiau tęsia ataką serbai. Teodosičius. Rasičius atgal Milošui Teodosičiui, šis pamatė Veličkovičių ir štai taip. Išardė Lietuvos komandos gynybą, serbai didina pranašumą iki 6 taškų. Kol kas apsiginti netaip paprasta Lietuvos komandai. Na, apsiginti prieš serbus nebuvo paprasta nė vienai komandai šiame pasaulio krepšinio čempionate. Renaldo Seibučio metimas iš toli netaiklus. Serbijos rinktinė yra antra pagal rezultatyvumą šiame čempionate po amerikiečių ir įmeta vidutiniškai 89 taškus per rungtynes. Na, štai taip prispaudė Milošo Teodosičių Tomas Delininkaitis, jog šis pataiko į lentą. Jonui Mačiuliui niekas netrukdo mesti iš toli, tačiau netaiklus metimas. Linas Kleiza atkovojo kamuolį, nepataiko ir jis. Išsirikiavę gynyboje 3 Lietuvos rinktinės krepšininkai. Tokia sunki kol kas pradžia.
Nenadas Kirstičius, 2 taškai ir pražanga Tadui Klimavičiui. Negalima paleisti Serbijos rinktinės dėl to, kad jie žaidžia labai drausmingai ir kaip senais laikais buvo, taip ir dabar visą tai sugrįžo. Ta, ką serbai susikūrė, po to iš jų atimti yra labai sunku. Minutės pertraukėlės, prašo Kęstutis Kemzūra. Baigėsi minutės pertraukėlė, po jos Lietuvos komandoje. Aikštelėje pasirodo Martynas Pocius, pasirodo ir Simas Jasaitis, pasirodo ir Paulius Jankūnas. Ieško naujų rezervų savo komandoje Kęstutis Kemzūra. Taip šiandieną iš tikrųjų reikėtų paieškoti daugiausiai jėgų išsaugojusių krepšininkų ir tų, kurie gali įnešti šviežio oro į žaidimą. Serbai irgi turi rezervų. Tai yra komanda, kuri išnaudoja ilgą savo sarginių žaidėjo suolelį. Dažniausiai serbų žaidimas nei pablogėja, nei labai pasikeičia, kai krepšininkai keičiasi, net jeigu pasikeičia visi 5 starto 5 žaidėjai. Na, galbūt išskyrus tik tai Milošą Teodosičių, visose kitose pozicijose serbai turi lygiaverčius keitimus ir lygiaverčius krepšininkus. Paulius Jankūnas, jo metimas taiklus, 18-11. Iki 7 taškų mažina skirtumą Paulius Jankūnas. Aleksandras Rasičius. Įdomu, kad šis krepšininkas yra vienas iš Serbijos rinktinės debiutantų. Jis žaidžia vilkėdamas Serbijos rinktinės marškinėlius pirmą kartą savo karjeroje, nors tai yra vienas iš patyrusių krepšininkų Serbijos rinktinėje. Jis iš Belgrado Partizano. Ką Belgrado Partizanas krėtė ir krečia Eurolygoje, mes visi puikiai žinome. Nenadas Kirstičius. Kova dėl atšokusio kamuolio. Taip pat šiandien vienas iš svarbių faktorių. Dabar tik antrojų bandymų pavyksta atsikovoti kamuolį Linui Kleizai. Bėgo taip Martynas Pocius varžovams už nugarų, tačiau nerizikavo mesti kamuolio jam. Tomas Delninkaitis, o Martynas Pocius pataiko irgi savo pirmąjį metimą. Kol kas atrodo, kad pataikė Kęstutis Kemzūra, įleisdamas tos žaidėjus. Pataikė savo pirmąjį metimą Paulius Jankūnas, pataiko dabar Martynas Pocius, skirtumas mažėja iki 4 taškų. Aleksandras Rasičius, Nenadui Kirstičiui į baudos aikštelę. Na tai, kaip sakė Kemzūra, yra serbų atidirbtas žaidimas viduje. Tai yra baudos aikštelėje, kur Nenadas Kirstičius iš tikrųjų gali nuveikti labai daugą. Ir serbai pastaruoju metu fantastiškai pataiko iš tolimų distancijų. Jie ir šiandien pataikė 3 tritaškius iš 5, lietuviai 2 iš 5. Vakar Serbijos rinktinė pralaimėjo turkams 1 taško skirtumų, prieš tai 3 taškų skirtumų, 92-89. Jie palaužė Ispaniją ketvirtfinalyje, aštuntfinalyje 1 taško skirtumų. Įveikė Kroatiją ir paskutinėse grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos tik tai 2 taškų skirtumų irgi dramatiškose rungtynėse palaužė Argentiną. Labai kovinga komanda ir ko gero, taip žiūrint į tos rezultatus, tų visų paskutinių susitikimų, galima būtų sakyti, kad nepaisant to, jog yra jauna, ji tikrai moka žaisti rungtynėse, kurios vyksta taškas į tašką. Ir vakar buvo tik tai nedidelė išimtis žingsniai Kosta Perovičiui, kuris pakeitė Nenadą Kirstičių. Kosta Perovičius yra ne ką mažiau pavojingas, galbūt mažiau patyręs negu Nenadas Kirstičius, bet ne ką mažiau pavojingas. 2,17 m jo ūgis ir iš Valencijos ekipos, kurioje turėjo neprastą sezoną šis Serbijos rinktinės vidurio puolėjas. Kitą sezoną jis keliasi į Barceloną. Apskritai, visa šita Serbijos rinktinė, kurios krepšininkų pavardės daugeliui buvo nežinomas dar prieš porą metų. Paulius Jankūnas 2 taškai. Dabar jau žaidžia super komandose. Prasidėjo viskas nuo Belgrado Partizano. Bielica keliasi į Kahalą Varal, Savanovičius į Valenciją, Kešelis į Olimpiakos, Perovičius į Barceloną. Žodžiu, jaunoji Serbijos karta jau yra vertinama ir piniginė prasme taip pat. Pražanga ir Lietuvos komanda jau yra prasižengusi daugiau negu 4 kartus. Tomui Delninkaičiui. Pražanga, Aleksandras Rasičius sustoja prie baudų metimų linijos. 10 taškų beveik pelno Aleksandras Rasičius. 6 pagal rezultatyvumą savo komandoje šiame čempionate.
Pirmas Kirstičius, antras Milošas Teodosičius, 15 ir 12 taškų, po 11 pelno Savanovičius ir Marko Kešelis ir 10,5 Novica Veličkovičius. Tačiau Serbijos rinktinėje gali prabilti bet kas. Sumeta baudos metimus Aleksandras Rasičius. Ir prasideda prieš paskutinę pirmo ketvirčio minutę. Delininkaitis. Įkišo vis tiek Pauliui Jankūnui kamuolį Tomas Delininkaitis. Graži Lietuvos rinktinės ataka 22-18. Ir reikia apsiginti nuo varžovų atakų. Nėra taip lengva tai padaryti, tačiau dabar Paulius Jankūnas sustabdo Kostą Perovičių be pražangos. Tomas Delininkaitis, puikus perdavimas ir kaip apmaudžiai įsisuka kamuolys iš lankos. Simas Jasaitis buvo tam pasiruošęs. Dar vienas šansas Lietuvos komandai. Dabar jau niekur nereikia skubėti. Naujos 24 sekundės. Delininkaitis. Paulius Jankūnas į baudos aikštelę iki galo. 2 taškai ir pražanga. 22-20 ir Paulius Jankūnas jau tapo rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininku. 8 taškai jo sąskaitoje, dar vienas baudos metimas, tačiau po to, kai pasibaigs minutės pertraukėlė. Lietuvos rinktinė spurtuoja šios rungtynėse ir naikina labai pavojingą 8 taškų persvarą, kurią netaip seniai turėjo Serbijos rinktinė. Paulius Jankūnas Lietuvos atakų smaigalyje ir daugiau negu pusė tų atakų jam sukūrė Tomas Delininkaitis. Idealiai įmesdamas kamuolį tada, kada reikia. 4 iš 5 metimų ir tas 5 galėjo kristi, pamenate, kai Simas Jasaitis nuėmė kamuolį iššokusi iš lanko. O štai baudos metimą Paulius Jankūnas pataiko ir jau tik tai vienas taškelis lieka serbams, kurie, žinoma, lygiai taip pat kaip ir lietuviai, nori šiandien laimėti. Kaip sakė Milošas Teodosičius, mes nusipelnėme grįžti namo netuščiamis, nors, žinoma, patekimas į pasaulio krepšinio čempionato pusfinalį ir į ketvertuką stipriausių jau yra ne šiaip sau pasiekimas, bet labai didelė pergalė. Tačiau medalio labai norisi ir Stefanas Markovičius prasižengė, statydamas Simą Jasaitį. Lietuvos rinktinė apgynė savo tvirtovę dar kartą. Tomas Delininkaitis pradeda Lietuvos krepšininko ataką. Pocius, Klimavičius stato jam užtvarą, dvigubina savo gynybą serbai, grįžta Milanas Mačmanas į baudos aikštelę, tačiau vis tiek prieš jį veržiasi Martynas Pocius ir priverčia prasižengti. Dar vienas perspektyvus ir įdomus krepšininkas Milanas Mačmanas, jam tik 20 metų. Kalbama, kad tai bus naujasis serbų Goranas Savičius. Martynas Pocius, kuriam vakar, kaip ir visai Lietuvos komandai, puikius komplimentus dalijo Maikas Kryževskis, pataiko baudos metimą. Tie komplimentai, man atrodo, buvo nemandagumo forma, dėl to, kad vakar po rungtynių Maikas Kryževskis paspaudęs ranką visiems Lietuvos rinktinės krepšininkams ir treneriams, eidamas pasiimti savo daiktus, taip su kumščiais abiem džiaugiasi tyliai, taip tarsi savyje, džiaugdamasis dėl to, kad laimėjo prieš komandą, prieš kurią, kaip jis sakė, tikrai tikėjosi, jog gali būti liūdna ir gali būti netgi taip, jog amerikiečiai prieš tą komandą gali pralaimėti. Na, aišku, viskas susiklosti kitaip tose rungtynėse, tačiau žodžiai apie Lietuvos komandą, apie tai, kad buvo garbė žaisti su šia ekipa, yra tikrai gražus ir ko gero Lietuvos rinktinė tų žodžių nusipelno, suspėja išmesti kamuolį Martynas Pocius, metimas netaiklus, tačiau Lietuvos komanda po banguoto iš pirmojo kėlinio turi 1 taško persvarą, 23-22. Baigėsi tos porą minučių ir prasideda antrasis kėlinys. Na, o toje pertraukoje, ko gero, nieko gero negalima pasakyti apie Robertą Javtoką, kuris buvo išėjęs su gydytoju apskritai iš salės, dabar sugrįžo.
Kažką ten dar žiūrinėja komandos gydytojai ir masažistai, bet įspūdis yra toks, kad Robertas Javtokas kol kas tikrai negali žaisti ir galbūt tik tai per didžiąją pertrauką mes sužinosime, ar apskritai jis dar šiandieną galės pasirodyti aikštelėje ir padėti Lietuvos komandai kovoti dėl bronzos. Vakar Lietuvos rinktinės kapitonas pasakė ugningą kalbą po pralaimėjimo amerikiečiams. Kalba apie tai, kad viskas svarbiausia yra štai čia, šiose rungtynėse. Simas Jasaitis žingsniuoja, privertė tai jį padaryti. Rungtynių, tai yra varžovai, netgi pražangą dabar skiria Simui Jasaičiui teisėjas. Markovičius ir Bielica pastojo kelią Simui Jasaičiui. Nepavyko padidinti persvaros. 1 taškas, tai yra didžiausias lietuvių pranašumas. Šios rungtynėse didesnės persvaros lietuviai neturėjo, o serbai buvo įgyję net 9 taškų pranašumą. Milošas Teodosičius, Mačvanui baudos aikštelėje tikslus perdavimas ir 2 taškai. Kol kas varžovo komandų rezultatyviausiai yra Novica Veličkovičius ir Marko Kešelis pataikė įmetė po 6 taškus Lietuvos komandai. Paulius Jankūnas įmetė 9, po 5 yra įmetę Linas Kleiza ir Martynas Pocius. Simas Jasaitis. Jo metimas iš 3 taškų zonos šalia stovėjo varžovas, tačiau netrukdo tai Simui Jasaičiui. Taiklus metimas išveda į priekį Lietuvos rinktinė. 26-24. Minutė ir 20 sekundžių sužaista antrajame rungtynių kėlinyje. Markovičius. Savanovičius. Teodosičius. Ir Milošo Teodosičius metimas iš toli netaiklus. Serbai pirmieji prie kamulio. Kova dėl atšokusių kamuolių. Kol kas į ją laimi Lietuvos komanda, tačiau ne visada taip atrodo. 12-10 pagal kovą dėl atšokusių kamuolių. Lietuvos rinktinės naudai. Bielica prieš Tomą Delninkaitį išnaudoja savo ūgį 2 metrai ir 9 centimetrai. Toks Nemanijos Bielicos ūgis. Ir 5 metų kontraktas su KH Laboral. Praranda kamuolį Lietuvos rinktinė. Martynas Pocius. Vienas iš didžiausių atradimų ne tik mums, ko gero, bet ir apskritai šiame pasaulio krepšinio čempionate. Martyno Pociaus žaidimas yra tiesiog stabiliai geras. 9 taškai per rungtynes, tačiau ko gero ne tik taškais reikia matuoti tuos nuopilnus. Dabar Tadas Klimavičius perima kamuolį, atspėdamas varžovo sumanimą. Tomą Delninkaitį Bielica stabdo pažeisdamas taisyklės. Mantas Kalnietis ir Linas Kleiza grįžta į aikštę. Tadas Klimavičius padirbėjo gerai. Tomas Delninkaitis su jo pasirodymu aikštelėje po to, kai pakilo nuo suolo Tomas Delninkaitis, pagyvėjo žaidimas ir būtent tada ir įvyko Lietuvos rinktinės spurtas. Simas Jasaitis. Prieš jį Mačvanas, aukštesnis žymiai krepšininkas. Pocius. Teisingai dabar viską padarė Lietuvos komanda dėl to, kad aukštesni krepšininkai prie Lietuvos rinktinės gynėjų, o štai prie Pauliaus Jankūno liko Milošas Teodosičius. Paulius Jankūnas šiandieną labai didelė jėga Lietuvos rinktinės puolime. 28-26. Savanovičius prieš Liną Kleizą. Šaltakraujiškas šitas krepšininkas, labai užtikrintai jis žaidė šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ir žingsniai dabar fiksuojami jam. Nors dar bandė kažką ten sugudrauti, mesti kamuolį į kojas. Štai čia tas epizodas. Atsitrenkė į Liną Kleizą ir nebežinojo, ką toliau daryti. O po to čia nugriuvo taip žingsniai ir Lietuvos rinktinė. Jau varžovo aikštės pusėje. Kleiza. Paulius Jankūnas, gražus perdavimas Simui Jasaičiui. Idealiai Lietuvos komandos ataka. 2 krepšininkai šoko prie Pauliaus Jankūno, kuris baigia išvaryti iš proto Dušaną Ivkovičių. Ir Simas Jasaitis laiku įkirtęs. Padidino Lietuvos rinktinės pranašumą iki 4 taškų, matydamas, jog lietuviai renka taškus baudos aikštelėje. Dabar aukština savo penketą, jeigu taip galima sakyti, Dušanas Ivkovičius, grąžindamas į aikštę ir Novicą Veličkovičių, ir Kostą Perovičių.
Veličkovičius. Teodosičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus Milošo Teodosičiaus metimas, atkovoja kamuolį Linas Kleiza. Geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių Lietuvos komandoje Mantas Kalnietis. Spaudžia jį. Stefanas Markovičius, tačiau prisispaudžia ir gauna antrą pražangą. Šios dienos rungtynėms teisėjauja Jorge Vaskesas iš Puerto Riko. Graikas Kristos Kristodolų dabar atidavė kamuolį Linui Kleizai ir Antonis Jordanas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Nemažai rungtynių šis amerikietis teisėjavo Lietuvos komandai grupės varžybose Izmyre. Mantas Kalnietis. Ir pats, atrodo, suklysta čia Mantas Kalnietis, žingsniai fiksuojami jam. Nepavyko pergudrauti dabar Kostą Perovičių, štai taip, jis stovi pakeliui link krepšio Mantui Kalniečiui ir šalia nebuvo nieko, kam galima buvo numesti kamuolį, taigi tie patys 4 taškai ir varžovų kamuolys. Stefanas Markovičius pradeda serbo ataką. Į baudos aikštelę atgal prie 3 taško linijos, Veličkovičius į baudos aikštelę, Perovičius irgi atgal. Kęstučiui Kemzūrai pabandė numesti kamuolį, Kęstutis Kemzūrai jį praleido į užribį ir Lietuvos komanda. Lietuvos komanda yra pristabdžiusi serbų puolimą, kuris beveik be trukdymų veikia pirmo kėlinio pusėje. Šiame ketvirtyje serbai kol kas yra įmetę 4 taškus. Lietuviai irgi tik tai 7. Markovičius visiškai laisvas prie 3 taško linijos. Netaiklus metimas. Mantas Kalnietis atkovoja kamuolį ir šiaip ne taip. Apgauna visus jį besivaikančius varžovus. Tadas Klimavičius, Martynas Pocius. Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos. Netaiklus Simas Jasaitis atkovoja kamuolį. Linas Kleiza pamušė jį. Dar vienas šansas. Na, sunkios rungtynės ir abi komandos šiandien gana prastokai meta. Jėgų tiek fizinių, tiek emocinių padėta daug ir šiame čempionate ir žinoma pusfinalio rungtynėse. Linas Kleiza imasi iniciatyvos ir pelno 2 taškus įveikdamas 1-1 Bielica. 32-26 iki 6 taškų didėja Lietuvos komandos pranašumas. Ir kietai dabar užgriūva iš karto dviese Lietuvos rinktinės krepšininkai. Stefaną Markovičių, kuriam įmetė kamuolį Milošas Teodosičius. Štai čia pražanga bus Martynui Pociui. Ne, Mantui Kalniečiui, ne Mantui Kalniečiui turėjo būti pražanga. Prasižengė Martynas Pocius. Čia teisėjo klaida ir atrodo, kad teisėjas tai pripažįsta. Ir labai gerai dėl to, kad priešingų atveju Mantas Kalnietis būtų gavęs jau 3 asmeninę pražangą. 2 turi, o dabar pirmoji Martynui Pociui. Ir Stefanas Markovičius meta 2 baudos metimus. Nenadas Kirstičius grįžta į aikštę. Jis šiandien pelnė 3 taškus ir jau atkovojo 6 kamuolius. Tai yra pusė visų Serbijos rinktinės kamuolių. Markovičius nepataiko baudos metimo. Stefanas Markovičius irgi pasirašė kontraktą su Treviso Benetton komanda. Ir prameta jis ir antrąjį baudos metimą. Tie patys 6 taškai skiria komandos. Mantas Kalnietis. Tadas Klimavičius. Ir serbams atitenka kamuolys. Tai nelengva šiandieną. Tai taip paprastai pralaužti varžovų gynybą. Ir sustingo Tadas Klimavičius. Šiandien Lietuvos komanda prarado 5 kamuolius. Varžovai suklydo 6 kartus. Stefanas Markovičius dabar gražiai prisidengdamas korpusu pelno 2 taškus. Trys minutės ir 45 sekundės iki antro ketvirčio pabaigos. Linas Kleiza.
prieš Novicą Veličkovičių, vieną iš geriausiai besiginančių krepšininkų varžovų komandoje. Atšoka nuo jo Linas Kleiza ir pelno 2 taškus. Jis kol kas vienintelis savo individualiais sugebėjimais ir gali nutraukti tylą. Ketvirtasis iš eilės Lino Kleizos taškas, 34-28. Bielica. Prieš jį Simas Jasaitis. Prašo kamulio Nenadas Kirstičius, gauna jį, bet toli nuo krepšio. Sunku Tadui Klimavičiui, laikosi jis tiek, kiek gali. Novica Veličkovičius pašokdina Liną Kleizą ir pataiko sudėtingą metimą, dar priversdamas prasižengti Tadą Klimavičių. Bent jau toks yra rungtynių arbitro gestas ir sprendimas. Jau antrą kartą šios rungtynėse tokia situacija, nenori su tokiu sprendimu sutikti Tadas Klimavičius. Dar kartelį žiūrime čia. Gal ir nelietė varžovo rankos dabar. Robertas Jevtokas grįžta į aikštę. Veličkovičius pataiko baudos metimą. Skirtumas mažėja iki 3. Mantas Kalnietis atsiduria ant grindų, tačiau išlaiko kamuolį Lietuvos komandai Linas Kleiza. Užstrigo čia Lietuvos rinktinės ataka. Linas Kleiza nieko nelaukdamas meta ir pataiko iš vidutinio nuotolio Linas Kleiza. Šiandien jis jau yra pelnęs daugiau taškų nei vakar, jau 11 Lino Kleizo sąskaitoje. Jis pasivijo Paulių Jankūną, kuris yra pelnęs lygiai tiek pat, 36-31. Nenadas Kirstičius dabar jau prieš Robertą Jevtoką. Dvikova tokia lygesnė. Ir nepataiko Nenadas Kirstičius. Linas Kleiza, 3 varžovai jo kelyje. Simas Jasaitis nieko nelaukdamas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Simas Jasaitis, 39-31. Serbai prašo minutės per traukėlės. 2 minutės ir 24 sekundės lieka iki antro ketvirčio pabaigos. Simas Jasaitis, paskutinės atkarpos didvyris, apskritai šiandien žaidžia idealiai. Simas kol kas pelnė 8 taškus, meta 100%, pataikė abu 3 taškus ir 2 taškai, atkovojo jau 5 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tokia Simo Jasaičio statistika ir Lietuvos rinktinė po jo 3 taškio įgyja 8 taškų persvarą. Novica Veličkovičius ją mažina iki 6. Renaldas Seibutis po minutės pertraukėlės Lietuvos komandoje. Robertas Jevtokas, man toks įspūdis, laksto vieną koją aikštelėje. Linas Kleiza nugriūva. Ir ginčą užfiksavo arbitrai. Gerai, kad užfiksavo ginčą, nes pakėlė abi kojas Linas Kleiza čia. Galėjo sušvilpti ir žingsnius. O dabar kamuolys lieka Lietuvos komandai. Ir jį tęsia ataką. Tiesa, jai 11 sekundžių. Tai reikia turėti omenyje. Dušanas Ivkovičius, jam 66. Jis žino, ką reiškia laimėti pasaulio čempionatą. Tiesa, 90 metais jo komanda buvo kitokia. Ten buvo ir Dražinas Petrovičius, ir Vladė Divacas, ir Toni Kukočius, ir Predragas Danilovičius. O čia Linas Kleiza meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Dabar padidindamas Lietuvos rinktinės persvarą iki 9 taškų. 42-33 minutė ir 41 sekundė iki kėlinio pabaigos. Veličkovičius. Netaiklus jo metimas. Kas atkovos kamuolį? Linas Kleiza. Dar vienas ginčas. Dabar jau jis serbų naudai. Tačiau net ir po teisėjo švilpuko nei Kirstičius, nei Linas Kleiza nenorėjo vienas kitam atiduoti kamuolio. Tokia vyriška kova ir po jos abu suprasdami vienas kitą krepšininkai. Paspaudžia vienas, plekštelėjo per petį. Viskas gerai. Kova yra kova. Žaidžiam toliau. Kovojam toliau. Veličkovičius. Kirstičius per Robertą Jevtoką. Taiklus šį kartą Kirstičiaus metimas. Tačiau ginčą Lietuvos rinktinė laimėjo. Tai reiškia, kad jeigu daugiau ginčų nebebus per šį kėlinį, trečiojo pradžioje pradės su kamuoliu kėlinį Lietuvos komanda. Linas Kleiza. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos. 3 taškai iš eilės į serbų krepšį, 45-35. Ir minutė 7 sekundės. Teodosičius bando atsakyti tuo pačiu. Netaiklus Milošo Teodosičiaus metimas. Simas Jasaitis. Ištraukė kamuolį Simas Jasaitis. 3-1. Mantas Kalnietis iš viršaus. Novica Veličkovičius prasižengia. Koks
fantastiškas Lietuvos komandos spurtas antro kėlinio pabaigoje. 47-35 ir dar vieną baudos metimą mes Mantas Kalnietis, o Simas Jasaitis savo kovingumu viską pradėjo būtent ten, aikštės krašte. Iš pradžių pats nusimušė kamuolį, spaudžiamas varžovo, griūdamas iš aikštės išmušė jį atgal. Linas Kleiza mestelėjo kamuolį į priekį, na, o Mantui Kalniečiui šiame čempionate mes jau matėme, jokių favoritų nėra. Linas Kleiza sėdasi ant suolo. Ko gero jau iki ketvirčio pabaigos. Kas daugiau jėgų išsaugos iki mačo pabaigai taip pat yra labai svarbus dalykas ir labai svarbi aplinkybė šios dienos rungtynėse, kuriuose svarbiausia, jog dabar pirmoje jų pusėje Lietuvos komandai pavyksta įgyti apčiuopiamą persvarą. Rasičiaus metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Simas Jasaitis vėl laimi dvikovą po krepšiu, laimi prieš 2 varžovus. 35 sekundės. Mantas Kalnietis. Simas Jasaitis. Jonas Mačiulis pasirodė vietoj Lino Kleizos. Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Simas Jasaitis vėl buvo netoli tikslo ir netoli kamulio, tačiau dabar su jo varžovai ir jie pasistengs, žinoma, laikyti jį iki galo. Gali tai daryti Serbijos rinktinė. 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Teodosičius. Dviese jį spaudžia Lietuvos rinktinės krepšininkai, tačiau, aišku, atsiranda vietų kitur. Ir dabar būtent tokią vietą ir bando išnaudoti ir išnaudoja Serbijos rinktinė. Aleksandras Rasičius taiklus, jo metimas iš toli sumažina skirtumą iki 10, bet tai yra labai gerai. 48-38 po 2 kėlinių. TV3 televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš bronzinio finalo, iš mažojo finalo pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje, kuriame po 2 kėlinių, po štai tokio Lino Kleizos šou antro kėlinio pabaigoje Lietuvos komanda įgijo 10 taškų persvarą, 48-38 ir ta persvara yra pelnyta. Jeigu pirmajame kėlinyje, bent jau pirmoje jo pusėje serbai galėjo daryti ką tinkami aikštelėje, tai po to Lietuvos komanda gerokai jų galimybės apriboja ir lietuviai. Šiandien, pavyzdžiui, 2 taškus meta net 63% taiklumu, serbai 52. Lietuvos komanda pataikė 6 tritaškius iš 13, serbai 4 iš 12. Na, lietuvių geriausi snaiperiai yra Simas Jasaitis, kuris dabar prameta pirmą kartą per 3 bandymus. Linas Kleiza pataikė visus 3 savo tolimus metimus ir Lietuvos rinktinė taip pat laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. 19-14 Robertas Jevtokas. Su koja jam negerai, bet jis žais. Tokia yra naujiena, per didžiąją pertrauką tik tiek ir pavyko sužinoti. Lietuvos komandos penketas aikštelėje yra toks. Linas Kleiza atkovojo kamuolį po netaiklaus Milošo Teodosičiaus metimo. Simas Jasaitis, Mantas Kalnietis, Robertas Jevtokas ir Martynas Pocius. Varžovai Milošas Teodosičius, Aleksandras Rasičius, Marko Kešelis, Nenadas ir Novica Veličkovičius. Na, viena iš svarbių užduočių yra, žinoma, sustabdyti Milošą Teodosičių. Ko gero, žiūrint į pirmo kėlinio skaičius, galima būtų pasakyti, jog tai pavyko padaryti Lietuvos komandai. Pirmą Milošas Teodosičius pats yra pelnęs tik 2 taškus ir pataikė tik tai 1 metimą iš 6. Ir antrą atliko tik tai 3 rezultatyvius perdavimus. Teodosičiaus mastais matuojant, tai yra iš tikrųjų žodis tik tinkamas šitoje vietoje, dėl to, kad mūsų komandoje ir Linas Kleiza jau atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o jų specialistas Mantas Kalnietis meta iš toli ir pataiko, didindamas Lietuvos rinktinės pranašumą iki 13 taškų, 51-38. Nenadas Kirsičius prieš Robertą Jevtoką, 1-1. Atrodo, viską gerai padarė Serbijos rinktinės vidurio puolėjas, jo metimas netaiklus, bet serbai tęsė šią ataką. Linui Kleizai pražanga. Taip, atšoko kamuolys tolokai ir pražanga, leidžianti pratęsti šią ataką serbams. Pradėti ją iš naujo. Stefanas Markovičius keičia Milošą Teodosičių. Dušanas Ivkovičius vadina kūrybingiausiu savo komandos krepšininku, tačiau kai reikia padirbėti gynyboje, dažniausiai jis prašo kitų gynėjo paslaugos. Buvo tokių rungtynių šiame pasaulio čempionate, kada Milošas Teodosičius vadovaudavo Serbijos atakai, iš karto po to keitimas ir kažkuris iš jį pakeitusių krepšininkų dirba gynyboje. Lietuvos komanda dirba gynyboje kartu ir apsigina. Dabar čia
Nenadui Kirstičiui tai tik pirmoji asmeninė pražanga, tačiau Lietuvos rinktinė apsigynė. Mantas Kalnietis vaikosi jį. Stefanas Markovičius, Robertas Javtokas, neria pro užtvaras Martynas Pocius, Simas Jasaitis ir išmušė kamuolį jam Stefanas, tai yra Marko Kešelis. Simas Jasaitis yra įsitikinęs, kad išmušė nebe pražangos. O čia jau pražanga pačiam Simui Jasaičiui. Kešelis. Ir Lietuvos komanda dar kartą apsigina. Simas Jasaitis privertė mesti Kešelį kamuolį kažkur ten į šoną. Štai čia dar kartelį tas perdavimas. O kur Nenadas Kirstičius, griūdamas, bet nespėja prie kamuolio ir su juo Martynas Pocius, Mantas Kalnietis, Linas Kleiza, Robertas Javtokas. Linas Kleiza kerta po krepšiu ir štai taip išmaudyta Serbijos rinktinės gynyba. Novica Veličkovičius stovi už 1,5 metro ir žiūri, kaip meta Linas Kleiza į krepšį, niekur neskubėdamas. 53-38. Stefanas Markovičius išmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Ir Robertui Javtokui pražanga prieš Nenadą Kirstičių. Labai intensyvi, labai kieta Lietuvos rinktinės gynyba pirmosiomis šio kėlinio minutėmis. Ir labai gerai, jog Lietuvos krepšininkai kol kas nesuteikia varžovams jokių net menkiausių vilčių apie galimą atsigavimą ir atsitiesimą. Roberto Javtoko būsimasis komandos draugas Valensijos ekipoje pasirodo aikštelėje, o čia Marko Kešelis pelno 2 taškus, 40-53. Mantas Kalnietis, Simas Jasaitis. Martynas Pocius. Robertas Javtokas žaidžia. Išmuštas kamuolys ir 4 sekundės Lietuvos komandos atakai. Ir paprašo teisėjai atsisėsti serbų suolelį. Pagal taisyklės gali stovėti tik tai vienas. Koks puikus buvo perdavimas dabar Simui Jasaičiui. Nereikėjo netgi tų 4 sekundžių, man atrodo, per vieną lietuviai surengė šią ataką. Mantas Kalnietis palei galinę liniją, Simas Jasaitis atsidengia, pataiko ir didina Lietuvos komandos persvarą. Vėl iki 15 taškų, 55-40. Stefanas Markovičius. Kešelis iš 3 taškų zonos, netaiklus jo metimas, kamuolį atkovojo Mantas Kalnietis. Simas Jasaitis bėga į priekį ir Pocius bėga ir Linas Kleiza. Varžovai prasižengia, nes nebežino, kurį čia dabar reikės stabdyti. Krepšininką ir atrodo matydamas negerėjantį, o byrantį savo komandos žaidimą Dušanas Ivkovičius prašo minutės pertraukėlės. Lietuva kviečia visus į Europos krepšinio čempionatą kitais metais, tačiau Lietuva dar nebaigė darbo čia pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje, kur dar iki jam neprasidėjus buvo nemažai manančių, jog Lietuvos rinktinė gali net ir neprasibrauti iki Stambulo ir pabaigti savo pasirodymą Izmyre. Ten buvo Lietuvos Klaipėdos universiteto šokėjos, jų darbas baigėsi, bet ne visos išvažiavo namo. Tos, kurios turėjo galimybę, pasiliko čia sirgti su visais kitais Lietuvos krepšinio aistruoliais už mūsų komandą. Robertas Javtokas, Linas Kleiza. Jo metimas iš sudėtingos situacijos per Nenado Kirstičiaus rankas pataiko Linas Kleiza. Ir tai yra jau 22-asis Lino Kleizos taškas. Puikios rungtynės kol kas Lietuvos komandos lyderiui ir visai Lietuvos rinktiniai. Nenadas Kirstičius prieš Robertą Javtoką, 1-1. Simas Jasaitis pasiruošęs padėti jeigu ką ir jeigu ką. Ta pagalba suveikia visiškai idealiai. Mantas Kalnietis palieka savo už nugaros Milošą Teodosičių. Kaip gaila, jog dabar perdavimas skriejo pro šalį, o galima buvo tiesiog nokautuoti Serbijos rinktinę. 58-40. Sužaidus 4 minutės. Trečiajame rungtynių kėlinyje Lietuvos komanda padidina savo persvarą. Nuo 10 iki 18 taškų, dabar iki 15 ją mažina Milošas Teodosičius. Pirmasis taiklus jo tritaškis šios dienos rungtynėse. Iš 4. Simas Jasaitis. Prieš jį Pauničius, labai gerai mokantis gintis krepšininkas. Būtent tokia jo ir būna dažniausiai užduotis aikštelėje.
kai jis į ją yra išleidžiamas, tai nebūna dažnai, tačiau kai Pauničius yra išleidžiamas aikštelėje, galima spėti, jog Dušanui Ivkovičiui nepatinka kažkurio iš krepšininkų gynyba ir jis nori, kad Pauničius smaugtų vieną iš Lietuvos rinktinės lyderių. Nenadas Kirstičius sėdasi ant suolo ir kol kas Robertas Jetokas, žaisdamas su viena koja, nelabai kuo nusileidžia Nenadui Kirstičiui. Iš Oklahoma City Thunder komandos jis vienintelis serbas rungtyniaujantis už Atlanto NBA lygoje. Paulius Jankūnas labai sėkmingai įsijungė į žaidimą pirmoje rungtynių pusėje, dabar pamėgins padaryti tai dar kartą Martynas Pocius. Pataiko vieną baudos metimą, 59-43 ir vietoje Roberto Jevtoko aikštelėje Paulius Jankūnas išnaudoja būtent tą situaciją Kęstutis Kemzūra, kad pasodino ant suolo Nenadą Kirstičių ir bando žaisti tokiu mažesniu penketu dabar Serbijos rinktinė. Iš karto reaguoja į tai ir Kęstutis Kemzūra. Dabar ir Lietuvos komandos penketas toks mobilesnis ir greitesnis. Ir nepataiko Novica Veličkovičius, apsigina Lietuvos komanda, Linas Kleiza. Persivaro kamuolį į serbų pusę, atiduoda jį Mantui Kalniečiui. Kurį stengiasi kiek įmanydami atkirsti serbai nuo komandos. Linui Kleizai išmuštas kamuolys šį kartą be pražangos. Visa komanda Lietuvos rinktinės, visas suolelis atsistoja ir pašoka į aikštę. Linas Kleiza čia buvo sustabdytas, o Kęstutis Kemzūra pasodino savo komandą ir atsiprašė teisėjų, tarsi sakydamas daugiau to nepasikartos. Linas Kleiza laisvas prie tritaškio linijos, taiklus Lino Kleizos metimas. Fantastiškas jo benefisas šį vakarą rungtynėse dėl bronzos. 62-43 Lietuvos komanda didina savo persvarą iki 19 taškų. Čia Novica Veličkovičiaus atsakymas, 62-45. Ir Mantą Kalnietį dabar persekioja Ivanas Pauničius. Linas Kleiza. Vėl prieš Novicą Veličkovičių galinėjasi Linas Kleiza. Nedaug trūko iki dar vieno taiklaus jo tritaškio. Šiandien Linas Kleiza pataikė 5 tolimus metimus iš 6 ir iš viso jau yra pelnęs 25 taškus. Žingsniai ir tai yra taip pat Lietuvos gynybos nuopelnas. Dar kartelį čia tas epizodas. Labai norėtų kažkaip greičiau aplenkti šalia stovinti Martyną Pocių. Novica Veličkovičius, bet koja susipainiojo pirmiau, nei jam pavyko tai padaryti. Mantas Kalnietis prieš Pauničių. Na, būtų gerai, jog Mantui Kalniečiui kažkas padėtų, dėl to, kad nenuilsdami serbai tarsi šunys įsikabinę į Lietuvos rinktinės įžaidėją, persekioja jį po visą aikštelę. Veličkovičius perdavimas Pauničiui, 2 taškai. 47-62. 3 minutės ir 50 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Mantas Kalnietis. Šiaip netai pasiima kamuolį iš Lino Kleizos. Labai gražiai viskas padaro, 2 prieš 2. Dabar Mantas Kalnietis su Pauliu Jankūnu. Linas Kleiza net ranka parodė, jog dabar kaip tik reikia per tą pusę viską ir daryti. Ir Mantas Kalnietis, štai čia tas gestas, kuris reiškia, kad jis daugiau nebeturi jėgų dabar žaisti pilną jėgą. Pražanga Pauliui Jankūnui ir Lietuvos komandos gretose. Netrukus turėtų pasirodyti Tomas Delninkaitis. Užvaikė Mantą Kalnietį, Serbijos rinktinės gynėjai. Tačiau pagauti Debė nelabai, vis dėlto jį pagauna. Mantas Kalnietis šiandien pelnė 6 taškus ir jau atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o varžovai nepataiko baudos metimo. Lietuvos rinktinė šiandien pataikė 7 baudos metimus iš 8. Varžovai pataikė 4 iš tiek pat bandymų. Antrasis Markovičiaus metimas taiklus. Ir nėra kam išmesti kamuolio. Dabar Tomas Delninkaitis prieš Ivaną Pauničių.
Martynas Pocius, Linas Kleiza, Tomas Delninkaitis. Nelengvai pavyko pereiti į varžovo aikštės pusę. Delninkaičio metimas iš toli. Nepataiko Tomas Delninkaitis. Simas Jasaitis atkovoja kamuolį, nors atrodė, jog yra visiškai beviltiškoje situacijoje ir varžovai už nugaros. Jau mažiau nei 3 minutės iki trečio ketvirčio pabaigos. Kleiza. Jankūnas stato jam užtvarą. Ir Linui Kleizai nebuvo pražangos. Taip nusprendė rungtynių arbitras. Kol varžovai svarstė, kad ta pražanga buvo, Paulius Jankūnas pelno 2 taškus. 66-48. Pauničius. Pražanga. Tomui Delninkaičiui 5 jau komandai. Tai 2 baudos metimai. Na, čia galėjo drąsiai skirti Linui Kleizai pražangą. Bet neskyrė rungtynių arbitrai dėl to, kad Linas Kleiza jiems ko gero irgi yra autoritetas. Na, sakyčiau, kad ne tik dėl to, kad mes žiūrime iš Lietuvos pusės, bet Linas Kleiza nusipelno ir ko gero pateks į naudingiausių tą krepšininkų simbolinį penketą, kuris bus paskeltas šiandien po didžiojo finalo rungtynių. Visą tai jūs galėsite matyti savo ekranuose. Kai kurie Lietuvos krepšinio aistruoliai vietoj ekranų nusipirko bilietus į Stambulą ir palaiko savo komandą štai čia. Na, žinoma, nesvarbu, kur dabar yra lietuviai, gali būti ir kitame pasaulio krašte, tačiau visi serga už štai šią Lietuvos rinktinę, už šią nuostabią komandą, kuri padovanojo jau tiek nuostabių, neįtikėtinų, tiesiog neįtikėtinų akimirkų šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ir jai lieka dar vienas dalykas, tai yra šios dienos rungtynės, kuriuose lieka 2 minutės ir 20 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Martynas Pocius, jo reidas į varžovo baudos aikštelę. 2 taškai, 68-50. Markovičius bando atsakyti tuo pačiu, bet taip pat kaip Pociui jam nepavyksta. O Simas Jasaitis šiandien yra tiesiog neprilygstamas, nes kiek jis atlieka darbo, tiesiog neįmanoma net suskaičiuoti visų gerų jo darbų. Man irgi pasirodė dabar, jog kamuolys nuo Simo Jasaičio paliko aikštę, bet vėl krepšinio dievai šypsosi mums. Rungtynių arbitrai tiesiog nepastebėjo. Ir pražanga Milanui Mačvanui. Serbai taip pat jau prasižengia 5. kartą šiame ketvirtyje, taigi 2 baudos metimai. Ir Simas Jasaitis šiandien pelnęs 10 taškų, atkovojęs 10 kamuolių. Aš neapsirikau. Simas Jasaitis pelnė tiek taškų ir atkovojo tiek kamuolių, kiek parašyta ant jo marškinėlių. 10-10-10 ir to turėtų tie 10 pasikeisti dėl to, kad Simas Jasaitis meta 2 baudos metimus. Ir pirmąjį pataiko. 69-50. Ir 70-50, na taip jau yra. Tose rungtynėse, kuriuose Simas žaidžia gerai, tose rungtynėse Lietuvos komanda žaidžia puikiai. Taip buvo mače su Argentina. Niekas tų rungtynių nepamiršo ir niekas jų niekada jau nepamiršo. O dabar Jonas Mačiulis keičia Simą Jasaitį. Lietuvos rinktinė turi 20 taškų persvarą. Savanovičius meta iš 3 taškų zonos, meta netaikliai. Tomas Delninkaitis su Jonu Mačiuliu bendromis pastangomis atkovoja kamuolį. Jonas Mačiulis persivaro jį į varžovo aikštės pusę. Linas Kleiza, Delninkaitis. Linas Kleiza į baudos aikštelę. Taiklus Lino Kleizos metimas, dar 2 taškai. 72-50 ir Serbijos rinktinė prašo antrosios minutės pertraukėlės. Red Foxes Sinano Ardemo arenos viduryje, tačiau netrukus joms tenka užleisti vietą krepšininkams. Jūs galite pasirinkti, kas jums gražiau, ar šokančios merginos, ar gerai žaidžiantis krepšininkai, bet Lietuvos komanda pirmauja 72-50, likus žaisti minutę ir 24 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Serbijos rinktinė
atrodo šiek tiek palūžusi, nors tai yra komanda, kuri niekada nepalūžta ir Serbijos rinktinė yra tikrai galinga ir puikiai komanda, kuri šiame pasaulio krepšinio čempionate nekartą pademonstravo savo sugebėjimus ir savo galybę. Ji laimėjo ir prieš Argentiną, ji laimėjo ir prieš Ispaniją. Ji vakar buvo labai arti pergalės, ko gero sakyčiau, buvo arčiau pergalės pusfinalėje prieš Turkiją nei patys turkai, dėl to, kad net ir Bogdanas Stanievičius pripažino, kad Serbija 38 tų rungtynių minutės buvo geresnė komanda tose rungtynėse, bet tos paskutinės dvi susiklostė, na, tiesiog neįtikėtinai. Visą tai jūs ko gero matėte ir visą tai jau yra istorija, tačiau Lietuvos rinktinė lygiai taip pat, jeigu nedaugiau, bet tikrai nemažiau nusipelno tų bronzos medalių, dėl kurių šį vakarą šios dvi komandos čia kovoja. Milanas Mačvanas. Netaiklus metimas, bet pražanga. Pauliui Jankūnui, atrodo, rungtynių arbitrai įrašo šią pražangą. Antroji tai yra Pauliaus pražanga šiandien. Milanas Mačvanas meta du baudos metimus. Na, nežinau, man tai susidaro įspūdis, kad Lietuvos komandai galbūt ir į naudą Dušano Ivkovičiaus sprendimas žaisti be savo vidurio puolėjo. Kostą Perovičių pabandė porą kartų ir pasodino visam laikui. Ir dabar jau pasodino ir jau nebenori išleisti į aikštę net ir Nenado Krističiaus Dušanas Ivkovičius, o jam esant aikštelėje Lietuvos rinktinėje reikėdavo leisti ir Robertą Jevtoką. Tuo tarpu, kadangi kapitono koja nėra geriausios būklės, kai Lietuvos komanda žaidžia su Pauliumi Jankūnu ir to tokiu mažuoju penketu, tas žaidimas pasidaro toks judresnis, greitesnis ir su daugiau variantų puolime. Na, bet čia serbų reikalas. Lietuvos rinktinė taip pat daro visus įmanomus taktinius sprendimus, bet kaip sakė Kęstutis Kemzūra, šios dienos rungtynėse, tokio pobūdžio rungtynėse, kokios vyksta dabar, viskas daugiau priklauso nuo valios, nusiteikimo ir noro. Pameta kamuolį nebe varžovų pagalbos Paulius Jankūnas. Pauničius, netaiklus metimas, apsigina Lietuvos rinktinė, nors atrodo jau situacija buvo beviltiška. Galima pabaigti šią rungtynių dalį taiklių metimų. Nepataiko Mantas Kalnietis, bet varžovams irgi laiko nebelieka. Taigi 72-54, 18 taškų persvarą turi Lietuvos komanda po 3 kėlinių. (72-54), 18 taškų persvara po 3 kėlinių ir prasideda dabar ketvirtasis paskutinis kėlinys, po kurio būtų viskas padaryta ir darbas baigtas, tačiau jį reikia padaryti iki galo. Lietuvos komandos penketas šio kėlinio pradžioje: Tomas Delininkaitis, Paulius Jankūnas, Linas Kleiza dabar besiginantis prieš Milosą Teodosičių, šis pataiko, taip pat aikštelėje Simas Jasaitis ir Mantas Kalnietis. Varžovai: Ivanas Pauničius, Milošas Teodosičius, Aleksandras Rasičius, Novis Veličkovičius ir Milanas Mačvanas. Tokiais trimis mažais krepšininkais, kurie visi gali pataikyti iš toli. Dabar žaidžia Serbijos komanda. Lietuvos rinktinė irgi gali pataikyti iš toli šiandien. Pataikymo procentas yra puikus, 50%, 10 tritaškių iš 20 pataikė Lietuvos rinktinė. Varžovai pataiko tik tai kas trečią savo tolimą metimą, 5 iš 15 ir galima taip vardinti toliau, tačiau Lietuvos rinktinė pranoksta šiandien Serbijos komanda pagal visus žaidimo komponentus, tiek pagal pataikymus iš 2 taškų zonos. Lietuviai meta net 64% taiklumu, serbai 50, kova dėl atšokusių kamuolių 28-19, ją laimi Lietuvos rinktinė. Na ir taip toliau ir taip toliau. Tiesiog, jeigu mes palygintumėm šias komandas ir pasižiūrėtumėm į techninį protokolą, į centimetrus ir į visus statistinius parametrus, neatrodytų, kad galėtų Lietuvos komandos pranašumas būti toks. Ir ko gero, jis galbūt ir nebūtų, jeigu reikėtų žaisti naujas rungtynes rytoj arba poryt, bet Lietuvos komanda ir toliau susikaupusi, net leisdama niekiek. Vadžių dirba darbą iš visų jėgų. Milanas Mačvanas mažina Lietuvos rinktinės persvarą iki 19. Tomas Delininkaitis prieš Ivaną Pauničių, Simas Jasaitis. Galima, aišku, vardinti ir rezultatyviausius bei geriausius šios dienos rungtynių krepšininkus, tačiau tai taip pat padaryti yra sunku, dėl to, kad Mantas Kalnietis dabar prisijungia prie jau ketverto krepšininkų, kurie yra pelnę daugiau negu 10 taškų. 14 pelnė Mantas Kalnietis, 3 tritaškiai iš 6. Linas Kleiza yra pelnęs 27 taškus. 15 yra metęs Paulius Jankūnas, 12 Simas Jasaitis.
Milošas Teodosičius galbūt yra geriausias įžaidėjas šiame pasaulio krepšinio čempionate. Galbūt. Nedaug truko jo komandai ir iki finalo šiame pasaulio krepšinio čempionate. Tačiau prieš Lietuvos rinktinę Milošas Teodosičius nėra geriausias. Tomas Delninkaitis prasižengė 4. kartą šios dienos rungtynėse. Teodosičius nepataiko ir baudos metimo, palikdamas apvalę persvarą. 20 taškų pranašumą Lietuvos komandai, 80-60. Sužaidus jau beveik 2 minutės ketvirtajame kėlinyje. Linas Kleiza. Dviejų varžovų apsuptyje. Ir žingsniai Linui Kleizai. Linas Kleiza 27 taškai, 5 tritaškai iš 6, 5 dvitaškai iš 8. 6 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai. 4 rezultatyvūs perdavimus šiandien atliko ir Mantas Kalnietis. Rasičius Mačvanui ir šis pelno 2 taškus. 62-80 ir Lietuvos komanda prašo minutės pertraukėlės. Mantas Kalnietis trūktelėjo dar į priekį, taip tarsi parodydamas serbams, jog jie nesitikėtų jokių dovanėlių šiandien iš Lietuvos komandos. 2 tritaškiai iš eilės. Ir štai tokia šypsenėlė Tado Klimavičiaus veide. Jis ir pats negali patikėti, kad viskas šiandien taip gražu ir taip gerai. Simas Jasaitis, dabar jis persivarė kamuolį į varžovo aikštės pusę. Pražanga. Labai gerai, kad šiandien rungtynių arbitrai neleidžia taip stumdytis kaip vakar rungtynėse su amerikiečiais. Aišku, taisyklės visiems yra vienodos, bet štai dabar, kai serbai bando gintis labai kibiai, kai bando dar kažkaip užsikabinti, bando sustabdyti tą Lietuvos komandos puolimą. Štai toks rungtynių teisėjų darbas, kai kiekvienas grubesnis bandymas išmušti kamuolį yra palydimas pražanga, mums tik tai į naudą. Ir Milošas Teodosičius prisikalbėjo. Dabar gauna dar ir techninę pražangą. O taip, praeidamas kažką pasakė rungtynių arbitrui, prie kito prieėjęs taip pat. Ir tai yra techninė pražanga. Galima suprasti, aišku, serbus, jiems apmaudu, jiems skaudu. Ir kita vertus taip pat galima prisiminti, kiek buvo atveju šiame čempionate, kai serbai patys provokuodavo ir varžovus, ir arbitrus. Na ką, serbai užėmė 2. vietą Europos krepšinio čempionate Lenkijoje ir visi kalbėjo apie tai, kad ši komanda po fiasko trukusio 4 metus sugrįžo ant didžiojo pjedestalo, tačiau dabar mes prieš šitą sugrįžusią komandą, kurią gerbė visi, kas tik tai su jie žaidžia pasaulyje, komanda, kuri atvažiavo čia kovoti dėl pačių aukščiausių apdovanojimų, mes prieš šitą komandą mes laimime 22 taškais dvikovoje dėl bronzos ir tai reiškia dar kartą, jeigu trūksta mums dar patvirtinimų, kad Lietuvos komanda taip pat sugrįžo. Ir pertrauka buvo žymiai trumpesnė negu serbų dėl to, kad mūsų pertrauka truko tik tai 1 metus. 2008 metais serbai nežaidė olimpinėse žaidynėse, o ten Lietuvos komanda buvo 4 stipriausių, ji buvo 3 stipriausių Ispanijoje. Visus tuos čempionatus serbai žiūrėjo iš šalies. Jų nuosmukis išsisuka kamuolys iš lanko. Prasidėjo 2003 ir tada jie pralaimėjo Lietuvos rinktinėje ketvirtfinalyje. Lietuvos rinktinė yra nugalėjusi serbus ketvirtfinalyje ir Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse, tačiau po to dar serbai iškovojo medalius. Įdomu, kad iškovojo čia Turkijoje Simo Jasaičio ironiška pražanga. Tai yra ironiška šypsena, pražanga įrašyta.
Turkijoje 2001 metais serbai paskutinį kartą laimėjo Europos čempionatą, tada tai dar buvo Jugoslavija, ta pati Jugoslavijos rinktinė laimėjo ir 2002 metų pasaulio čempionatą Indianapolyje ir po to sekė tyla. 2003 pralaimėjo ketvirtfinalyje lietuviams, 2005 serbai patyrė fiasko ir net nepateko ketvirtfinalyje namuose, 2007 metais dar vienas fiasko ir tada už komandos vairo stojo Dušanas Ivkovičius, kuris iš šios jaunos komandos iš tikrųjų nulipdė puikų darinį ir nėra jokių abejonių, kad serbai bus vieni iš favoritų ir vieni iš svarbiausių karių artimiausiose kampanijose krepšinėje, kad ir kokias jos bebūtų, kad ir kur jos bevyktų. Tačiau šiandien Lietuvos rinktinė turi 19 taškų persvarą. Ir čia pražanga Pauliui Jankūnui. Trečioji šiandien, trečioji ir Lietuvos komandinė. Milenko Tepičius, tarp kitko, jis buvo tame garsiajame Belgrado Partizano trio, kuris po to išsiskirstė, bet Milenko Tepičius, ko gero, yra galbūt arba labiausiai pervertinta serbų žvaigždė, arba tiesiog sustojusi tobulėti. Dėl to, kad nei Atėnų Panathinaikos komandoje, nei pačioje Serbijos rinktinėje Milenko Tepičius neblizga, nors jo pasitikė Dušanas Ivkovičius ir rungtyniauja šis gynėjas nemažai. Duško Savanovičius. Sevilijos Cajasol komandoje praėjusį sezoną ACB lygoje Ispanijoje mesdavo po 15 taškų ir atkovodavo po 5 kamuolius per rungtynes. Prieš tai porą sezonų praleido Kazanėje ir dabar keliasi į Valensijos klubą, kur žais Eurolygoje kartu su Robertu Jevtoku. Bando paspausti Serbijos rinktinė Lietuvos komanda, Mantas Kalnietis. Jonas Mačiulis šalia. Linas Kleiza prieš Veličkovičių, 1-1 žais Linas Kleiza, veržėsi į baudos aikštelę. Ir netaiklus Lino Kleizos metimas, pražanga. Linui Kleizai nereikia ginčyti su rungtynių arbitrais, mes matėme, kuo tai kartais baigėsi. Ir mums jau nereikia tikrai techninės pražangos. Dar vienos minutės pertraukėlės, prašo Kęstutis Kemzūra. Lino Kleizos šou šios dienos rungtynėse ir pakartojimai jo metimų mūsų ekranuose, tačiau dar lieka 5 minutės ir 33 sekundės, matydamas, jausdamas tą tokį dirgtelėjimą dabar Lietuvos komandos žaidime ir matydamas, jog serbai sumažino skirtumą iki 17, iš karto paprašė minutės pertraukėlės Kęstutis Kemzūra, tarsi užbėgdamas įvykiams už akių. Savanovičius vėl prie baudų metimo linijos ir pataiko. Vėl Duško Savanovičius. 4 jo baudos metimai iš eilės ir Lietuvos komandos persvara mažėjanti iki 15 taškų. Jonas Mačiulis. Dabar jis persivarinėja kamuolį į varžovo aikštės pusę. Noviso Veličkovičius, taip, bando atsikratyti įkyrių Serbijos gynėjų. Lietuvos krepšininkai, Martynas Pocius, dėjimas iš viršaus. Štai taip. Vienu žingsniu aplenkia jis Štefaną Markovičių, o daugiau varžovai nieko prieš Martyno Pocius greitį prieš pasakyti nebeturėjo. Čia pražanga. Negerai, jog Lietuvos komanda dabar jau yra prisirinkusi pražangų, jos mažina, stabdo rungtynių laiką ir varžovai renka taškus stovėdami prie baudų metimų linijos. Simas Jasaitis pasižengė 4 kartą, kaip šiandieną daug kainuoja Lietuvos komandai kibi gynyba prieš serbus. Tomas Delninkaitis, Simas Jasaitis, Paulius Jankūnas, visi jie turi po 4 asmeninės pražangas. Milenko Tepičius meta 2 baudos metimus. Pirmąjį pataiko. 76-86. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus.
Vėl tie patys 15 taškų. Martynas Pocius prieš Rašičių. Mantas Kalnietis, jo reidas į varžovų baudos aikštelę, netaiklus metimas, Serbijos rinktinės atsakymas, greita ataka, 3 prieš 2. Ir 2 taškai ir pražanga. (73-86). Jonui Mačiuliui trečioji asmeninė pražanga. Tomas Delninkaitis keičia Mantą Kalnietį. Nu ką, turi 13 taškų persvarą ir dabar tokios neramios, gal pačios neramiausios minutės šios dienos rungtynėse. Reikia dar vieno trūktelėjimo, dar vieno blikstelėjimo ir būtų viskas. Duško Savanovičius pataiko ir šį baudos metimą. Martynas Pocius. Tomas Delninkaitis. Jonas Mačiulis. Dar 11 sekundžių Lietuvos komandos atakai. Tomas Delninkaitis. Ir kam pražanga? Pražanga Serbijos rinktiniai. Prasižengė Milenko Tepičius, už tai varžovai dabar tik jis gauna 4. komandinę pražangą, taigi tenka išsimesti kamuolį iš užribio. Ir netaip lengva tai padaryti. Linas Kleiza įmetė kamuolį tiesiog į kovą. Tomas Delninkaitis, nes neturėjo kur duoti. Lietuvos rinktinės kamuolys bent jau tiek gerai. Nieko neatsitiko, jeigu nebus pratęsimo. Tikėkime, kad jo neprireiks šios dienos rungtynėse. Reikia dabar atsilaikyti. Linas Kleiza, Tomas Delninkaitis. Martynas Pocius, jo reidas į baudos aikštelę. Jeigu nepavyksta gudrumu, tai pavyksta greičiu ir jėga. Martynas Pocius įmasi iniciatyvos antrą kartą iš eilės. 2 baudos metimus mes dabar Lietuvos rinktinės gynėjas. 10 taškų šiandien Martyno Pociaus sąskaitoje. Ir labai reikalingi baudų metimai. 87-74. Na taip, iš tikrųjų įdomus yra tas krepšinis, kai vakar mes pralaiminėjome štai tokio skirtumo amerikiečiams, likus 4 minutėm, atrodė, kad jau tikrai jokių šansų ir nėra. O šiandien, pirmaudami tokiu skirtumu, tikrai nesame ramus. Na, žinoma, mes ne amerikiečiai ir serbai yra ta komanda, kuri niekada nesudeda ginklų, kuri kovoja iki galo. Ir Lietuvos rinktinė šiandien niekarto nebuvo atsipalaidavusi, tiesiog tokia yra šios dienos rungtynių dinamika ir dabar pataiko Milenko Tepičius. 88-76. 4 minutės lieka iki 4. kėlinio pabaigos. Tomas Delninkaitis. Prieš Aleksandrą Razičių Linas Kleiza. Jonas Mačiulis. Simui Jasaičiui pameta kamuolį baudos aikštelėje ir kaip laiku vietoje pribėgo čia Simas Jasaitis palei galinę liniją, niekas jo iš varžovų nepastebėjo. 2 Simo Jasaičio taškai, 90-76, 3 minutės ir 35 sekundės. Kešelis norėtų mesti iš toli, tačiau Simas Jasaitis stovi prie jo. 2 taškus pelno Novica Veličkovičius, 78-90, 3 minutės ir 22 sekundės iki 4. kėlinio pabaigos. Tomas Delninkaitis prieš Rašičių. Lietuvos komanda jau turi 90 taškų savo sąskaitoje. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos, taiklus Jono Mačiulio metimas, 93-78. 3 minutės lygiai iki 4. kėlinio pabaigos mažajame finale šiame pasaulio krepšinio čempionate. Novica Veličkovičius, dar 2 galėjo būti taškai, jų nėra. Išmuštas kamuolys Jonui Mačiuliui iš rankų. Kešelis, taiklus metimas iš po krepšio. 80-93. Tomas Delninkaitis, greita Lietuvos komandos ataka ir Tomo Delninkaitį neleistinai stabdo Duško Savanovičius. 2 baudos metimai.
Viską daro greitai, Lietuvos rinktinė kažkaip viskas yra paprasčiau ir geriau. Dabar, žinoma, lyg ir nėra kur skubėti, reikia palaikyti kamuolį. Duško Savanovičius čia padarė paslaugą dabar, nes Tomas Delninkaitis tiesiog nebeturėjo kur dėti kamuolio. Tas lėtas pozitivinis žaidimas. Išmuša šiek tiek iš vėžių. Gal ne tiek mūsų krepšininkus, kiek aistruolius, bet atsigauna ir Lietuvos tribūnos čia Stambule. Nes Tomas Delninkaitis sumeta abu baudos metimus 95-80. Na kadagi bus ta akimirka, kada jau galima bus sakyti, jog mes laimėjom, jog mes treti šiame pasaulio krepšinio čempionate. Dar gal ir netėjo jinai. 2 minutės ir 27 sekundės. Tepičius į baudos aikštelę, atgal Savanovičius iš vidutinio nuotolio, taiklus Savanovičiaus metimas 95-82. Tomas Delninkaitis prieš Rašičių. Jonas Mačiulis ir Martynas Pocius. Šiandien Lietuvos komanda padarė 10 klaidų. Tiek pat, kiek ir serbai. Nedaug. Griūva dabar Martynas Pocius, tik taip pakalbėjau apie tai, tačiau Linas Kleiza atitaiso savo komandos draugo klaidą, perima kamuolį ir Kęstutis Kemzūra ramina ir stabdo Lietuvos rinktinę. Reikia žaisti dabar ramiai ir jau tikrai niekur nebėra kur skubėti, nes prasidėjo prieš paskutinę ketvirto kėlinio minutė. Tomas Delninkaitis, taiklus metimas 97-82. Mantas Kalnietis gudriai šypsosi. Ko gero jis kažką žino. Ir ko gero apie tai jau nutakė ir visa Lietuva. Milenko Tepičius, Novica Veličkovičius. Penkios sekundės serbo atakai. Savanovičiaus metimas, pražanga. Tomui Delninkaičiui rungtynės jau yra baigtos. Tačiau jis spėjo šiandien užkurti ne vieną gerą atkarpą šios dienos rungtynėse. Tenka prisiminti spurtą antrajame rungtynių kėlinyje, kai Lietuvos komanda turėjo 8 taškų deficitą ir Tomas Delninkaitis išdamas vieną tikslų perdavimą po kito Pauliui Jankūnui, tada visą tą skirtumą ir sunaikino. Na, o po to jau Lietuvos rinktinės spurtas ir serbai atrodo, kad nebeturi jėgų dar ką nors daryti šiame mažajame finale. Galbūt mums tikrai padėjo tos 2-3 papildomos valandos poilsio, galbūt serbai jautėsi psichologiškai labiau sugniužę ir palūžę po to pralaimėto pusfinalio, bet tai yra istorinis šansas ir jo Lietuvos komanda pasinaudoja pirmą kartą pasaulio krepšinio čempionate nužygiavusi iki didžiojo ketvirto. Lietuvos rinktinė grįš namo, nebe nieko, grįš namo su bronzos medaliais ir jūs juos visus galėsite pamatyti ir suskaičiuoti. Linas Kleiza, 33-asis Lino Kleizos taškas. Dabar jau bandau prisiminti, ar tai yra rezultatyviausios rungtynės, ar buvo rezultatyvesnių, bet tai jau irgi nebesvarbu. Lietuvos komanda sužaidė dar vienas įspūdingas rungtynės šiame pasaulio krepšinio čempionate. 99 taškai mažajame finale, kurio mes laukiame su viltimi ir nerimu, ir tas nerimas atrodo jau išsisklaido. Lietuvos komanda likus 37 sekundėms turi pergalę savo rankose. Ir mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes vėl iš naujo galingi. Treti pasaulyje. Linas Kleiza laiko kamuolį. Beveik iki pabaigos gali būti su jo Lietuvos rinktinė. Viskas, jau nebežaidžia nei serbai, nei lietuviai, dėl to, kad tai yra viskas Lietuvos komanda. Lietuvos komanda laimi šias istorinės rungtynes ir ji yra bronzos medalių laimėtoja šiame pasaulio krepšinio čempionate. Triumfas, kurį jūs stebėkite ir prisiminkite dėl to, kad tai būna toli gražu ne kiekvieną dieną. Ir to mes sulaukime šį rugsėjo 13-osios vakarą. Netrukus aš pamėginsiu
nešti Lietuvos trispalvę į aikštės vidurį, o mums belieka tik tai džiaugtis ir triumfuoti šiomis akimirkomis. Lietuvos krepšininkai tame krašte, ten, kur sėdi visi sirgaliai, tiksliau niekas nesėdi, visi skanduoja žodį Lietuva, visi džiaugiasi ir visi švenčia. Šiandien mūsų diena, šiandien mūsų šventė ir Lietuvos rinktinė grįžta namo rytoj. Rytoj 9 val. Vakaro maždaug Lietuvos laiku sutiktuvės Vilniaus Rotušės aikštėje. Sutikite juos taip, kaip jie to nusipelnė. Na, o TV3 televizija šiandien tai buvo ne paskutinė transliacija, žinoma dabar karštas ir pats linksmiausias interviu po šių rungtynių iš visų tų, kurie buvo šiame pasaulio čempionate, ir po to dar didysis finalas, nes didžioji apdovanojimų ceremonija, ta akimirka, kai Lietuvos komandai bus įteikti bronzos medaliai po didžiojo finalo, po to, kai mes žinosime naujuosius pasaulio čempionatus. Taigi su pergale Lietuva!